VDU mokslininkai sukūrė grikių lukštų pelenų trąšas, kurias galite gyvai apžiūrėti VDU prototipų erdvėje. Produktai sukurti efektyviau tvarkyti biokuro pelenus ir juos panaudoti. Iš grikių lukštų pelenų skirtingomis malto mėsinių galvijų mėšlo komposto proporcijomis yra pagamintos 6 granulių rūšys. Granulės yra saugios transportuoti ir sandėliuoti. Trąšas galima įterpti lokaliai susėjama žemės ūkio augalų sėkla. Granuliuotų organinių pelenų tręšiamųjų produktų sudėtyje yra organinių medžiagų. Jie skiriasi savo cheminė sudėtimi ir sunkiųjų metalų kiekiu juose. Tai vienas iš sprendimo būdų tvarkyti biokuro pelenus. Kartu tai papildo dirvą maisto medžiagomis ir nurūgština dirvožemį. Tokių trąšų naudojimas sumažintų sintetinių trąšų naudojimą žemės ūkyje, o pagal elementinę sudėtį granulės atitinka nacionalinius ir ES teisės aktų reikalavimus taikomus tręšiamiesiems produktams.